Sveiki visi. Tęsime toliau planimetrijos temos nagrinėjimą ir čia kalbam apie trikampius ir apie trikampių ploto formulės. Ir šiame epizode turime dar vieną formulę, kurią aptarsime ir ji yra taikoma tuomet, kai turime apie trikampį apibrėžtą apskritimą. Tai detaliau panalizuokime. Tai žodžiais išreiškime taip, kad trikampio plotas yra lygus kraštinių sandaugos ir keturgubo apskritimo spindulio santykiai. Surašyta pakankamai sudėtingai, bet pabandykim pasirašyti tiesiog pačią formulę, kaip tai atrodo. Tiesiog S yra lygų A kart B kart C ir padalinta iš 4R. Dabar, kad būtų viskas aišku, kas čia yra kas, tai pradėkim nuo brėžinio. Tai pasidarykime brėžinį, tai čia pasidedame 3 taškus, sujungiame juos atkarpomis, susižymime, kur yra viršūnės A, B ir C. Tuomet pasižymėkim dar ir mažosiomis raidėmis, ten bus šiek tiek mums paskui patogiau. A, B ir C. Ir nusibrėžkim apskritimą, kuris, tarp kitko, bus apibrėžtas apie trikampį, tas apskritimas, nes mums taip reikės šitoj formuliai, kad būtų aiškiau suprasti. Pasižymėkim centrą, pažymėkim raidę O, sujungkime tą centrą su trikampio viršūnėmis. Ir čia bus būtent ne kas kita, o spinduliai. Tai pažymėkim raidėmis R didžiosiomis. Dar pasižymėkim čia vieną tokį kampą, kurio mums paskui šiek tiek reikės. Taip, turim kampą gamą kažkokį, ar ne? Ir norėtųsi dabar įrodymo, kad tokia formulė tikrai yra teisinga. Ir pirmiausia pradėkime nuo to, kad reikėtų nusibrėžti aukštinę ir ten reikės pasižymėti. Tai dabar tą aukštinę turim mėlynai nubrėžtą, čia yra status kampas, pasižymime D raidę ir tą aukštinę pažymime HA, pavyzdžiui. Ne? Tai va, ir taikyti vieną iš pagrindinių trikampio ploto skaičiavimo formulių, kurią mes jau esam anksčiau įrodę. Tai ta formulė būtų 1/2 A kart HA. Gerai, tai vietoje HA iš karto pasirašykime AD. Nes taip mes pasižymėjom, tai bus šiek tiek patogiau. Tai dabar turime, reiškia, tokią formulę, tai viskas čia kaip ir aišku, ne, vietoje HA AD pasirašym. Einam toliau. Pritaikykime stačiajam trikampiui ACD. Taip, ACD. Šitam stačiajam trikampiui smailiojo kampo sinusą. Ir kaip jis dabar suskaičiuojamas yra. Tai sinusas to kampo gamma yra jisai lygus AD padalinta iš AC. Reiškia, statinis esantis prieš tą kampą santykis su įžambine. Gerai, žiūrim toliau. Norint išsireikšti AD, galime abi lygybės pusės padauginti iš AC. Mums AD čia reikėtų išsireikšti. Taip, tada reiškia gauname sinusą gamą lygų AD padalinta iš AC ir padauginame iš AC. Ir ką mes dabar gausime, tai gausime, kad čia susiprastina AC su AC dešiniai lygybės pusiai. Ir čia prie sinus gamos prisideda AD. Na, pasidaugina iš sinus gamos, ar ne? Taip, vietoje AC įsirašykime B ir sukeiskime lygybės pusės. Vat reiškia, viskas čia pereina į tą pusę, o čia į šitą pusę. Kai taip gražiai sukeitinėjom lygybės pusės, nereikia jokių ten ženklų keisti. Tai va, tiesiog galim parašyti, va taip, AD šitoj kairiai pusėje, o B vietoje AC, kurią įsirašėm, nes AC, kur buvo, tai mes buvom pasižymėję B mažąją raidę. Tai va, ir lieka sinus gamma. Gerai, toliau šią išraišką galime įsirašyti į ploto formulę S yra lygų 1/2 A kart AD. Ta mes buvom jau čia pasirašę. Taip, ir kas čia dabar gaunasi, tai S yra lygų 1/2 kart A kart B ir kart sinus gamma. Žodžiu, va taip pat įsirašom čia, vat matot, gaunasi ploto formulė. Taip, ir dabar prisiminkime sinusų teoremą. Tai mes turim tokią. Ir panaudokime tik dalį šitos formulės, tai paimsim tik tai paskutinę dalį, mums tų visų lygybių čia nereikia. Panaudosim tik tai tiek mums
svarbu šitam įrodyme. Iš karto išsireiškime sinus gamą. Tam tikslui iš sinus gamos padauginkime abi lygybės pusės. Na, pažiūrėkime, kas gaunasi. Reiškia, turim čia tą gabaliuką išsikirpę ir padauginam iš sinus gamos. Ir iš karto padalinkime iš 2r. Taip, tai dabar gaunam šitą ir padaliname iš 2r. Gausime išraišką, kur iš karto sukeičiame vietomis lygybės pusės. Tai reiškia, dešiniai pusėje ten buvo sinus gama, kurią perkeliame į kairę pusę, o daugiau į dešinę tada perkeliame c, kur yra padalinta iš 2r. Gerai, ir dabar galime šiai išraiškai įrašyti jau turimą ploto formulę, kurią mes čia turėjom jau gavę, ar ne? Ir tada gausis šitaip, kad 1/2 a kart b, ar ne, viskas čia taip pat. Ir dar turim vietoj sinus gamos, pasirašom šitą išraišką. Taip, ir dabar aiškiai matosi, kad sudauginus viską, gauname ploto formulę. Tai va, tai a kart b kart c yra viršuje, skaitiklyje, 2 kart 2 yra 4 ir r irgi yra vardiklyje. Tai va, taip gražiai sudauginam tos raidės, skaičius ir gaunam atsakymą. Tai va, tai toks būtų įrodymas šitoj vietoj. Taip, ir dabar panagrinėkim pavyzdį. Remdamėsi brėžiniu apskaičiuokite apskritimo spindulio ilgį R. Tai va, turim brėžinį, duotas čia kraštinės, duotas spindulys ir jį reikia būtent surasti. Tai pabandykim tai padaryti. Tai sprendimas. Matome, kad duoti trikampio kraštinių ilgiai, todėl labai patogu iš karto taikyti Herono formulę, kurią jau gerai žinome, ir iš pradžių surasti trikampio plotą. Na gerai, susiraskim prieš tai, pusperimetrį, tai sudedam visas kraštinės, padalinam iš 2, gaunam 21. Ok, tai panaudosime ploto skaičiavimui, nes yra lygu, reiškia, tas pusperimetris visur įsirašo A, B ir C raidės. Toliau atiminėjom atskirai, tai iš 21 atimam 14, gauname 8. Taip. Ne, truputėlį ne taip, gal čia susikeitę šiek tiek yra, na, bet nesvarbu. Galim tiesiog čia gavome ne 8, o atsiprašau 7, jį pasirašom čia, iš 21 atimam 15, gauname 6, pasirašome čia, o iš 21 atimam 13, pasirašome 8 šitoj vietoj. Na, tiesiog taip čia gavosi. Ir dabar čia turime toliau. Vietoj 21 pasirašome 3 kart 7, vietoj 8 pasirašome 2 kart 4, vietoj 7 lieka 7 ir vietoj 6 2 kart 3. Na, taip mums bus patogiau tiesiog viską sudėlioti. Tai 3 kart 7, reiškia, iš 2 trejetų išsitraukia 1 trejetas, iš 2 septynetų išsitraukia 1 septynetas, iš 4 išsitraukia 2 ir iš 2 dvejetų išsitraukia 2. Tai va, ir viską sudauginus čia gaunasi 84 cm kvadratiniai. Va, plotą susiradom. Dabar iš ploto formulės su apie trikampį apibrėžto apskritimo spinduliu S lygu 4ABC padalinta iš 4R galime išskaičiuoti R. Pirmiausia, šį dydį išsireiškime. Tam tikslui abi lygybės pusės padauginkime iš 4R. Na gerai, padauginam iš 4R ir gauname taip, 4R čia yra prie S. Padauginame iš S ir tas ABC lieka tik tais dešiniai pusiai, o 4R ir 4R jau susiprastina. Taip, dabar dar padalinkime iš 4S. Mums reikia būtent R įsireikšti, todėl mums nereikia čia kairiai pusėje 4 ir S. Ir gausime formulę, pagal kurią skaičiuosime R. Tai ta formulė bus tokia. Reiškia ABC padalinta iš 4S. Gerai, ir dabar viską pabandysim suskaičiuoti. Tai va, susistatom skaičius.
A, B ir C ten turim kraštinių ilgius 14, 15, 13, toliau 4, plotą susiradome. Na ir tada čia ką įmanoma susiprastinam, 14 ir 4 dalinas iš 2 gaunasi 7 ir 2, 15 ir 84 dalyjasi iš 3 gaunam 5 ir 28. Toliau čia kas liko, pasirašom 7, 5 ir 13 susidaugina, toliau čia vardiklyje 2 kart 28, tačiau matosi, kad 7 ir 28 dar prastinasi iš 7 ir gaunasi 1 ir 4. Tai va, ir mes turim tada skaitiklyje 65, vardiklyje 8, padalinam ir gaunam 8,125 centimetro. Tai va, tai toks yra atsakymas. Taip mes surandame tokiam uždavinį spindulį, panaudodami ir Herono formulę, ir būtent tą formulę, kurią mes čia visai neseniai šitam video epizode įrodėme. Tai va, tai tiek būtų apie šitą formulę, kur turim apie trikampį apibrėžtą apskritimą. Ir mes iš tos formulės matom, kad labai yra kartais patogu susiskaičiuoti plotą būtent tokiu būdu. Tai va, tai sėkmės visiems ir susitinkam kitam video epizode. Iki.